tamsios gelmės. Gal sapnas tai. Mes šiandien buvom pas vaikus. Darėm smagią šventę su Rimanto Kaukėno fondu. Dažnai bendradarbiaujam ir būna tikrai labai smagu atvažiuoti svečius pas vaikus, ne tik pas vaikus, pas jų tėvelius ir visiems kartu kur tokią smagią šventę. Burtus ėmėsi iš gyvenimo, ne taip, kad iš gyvenimo, bet tiesiog šitoj veikloj būdamas, tai randi įvairiausių dalykų. Jos tikrinė, aišku, su mūsų žiūrovais, kuriems labiausiai jos veikia, sukelia daugiausiai šypsenų, vat, su tokiais mes ir važiuojame. Labai gerai, kuo daugiau žiūrovų, to smagiau. To smagiau, daugiau yra emocijų. Aišku, jie yra skirtingi, nuo mažų iki didelių, tai tiesiog tokia ir programa būna, bandai ir tuos užimti, bet visumoje, manau, labai gerai sueina. Nu, šiaip man patinka, kada, tarkim, būna visokios čia edukacijos, nes palat sėdžiu, nėra ką veikti. Nes telefoną turiu, bet jau atsibosta. O kada jau čia dvi dienas išėlės, jau galim sakyti, ir vyksta edukacijos, tai visai įdomi. Būna ką veikti. Iliuzijai, magijai, na, čia tokia yra aistra. Aš iš tikrųjų pasidalinsiu paslaptim, jeigu bet kas bent šiek tiek paims ir pasidomės šiek tiek iliuziją, tai labai užkabinantis dalykas. Tai būkite atsargus, jeigu pradėsi domėtis magiją. Taip atsitiko ir man, aš tiesiog šiek tiek pradėjau domėtis ir tai nesibaigė niekada. Aš iki šiol kaip išprotėjęs, kaip vaikas taip pat domiuosi ir žiūriu bet kokius triukus ar kažkokį pasirodymą, kur be nuvažiavęs. O domiuosi to ir darau, gal metų kokiu 8 metai, gal kažkas tokio. Dovydas, jisai padarė labai gražų dalyką, jisai atvežė labai daug Hario Poterio lazdelių, kurias pats padarė savo rankomis. Gražiai pakavo, iš pradžių, kai man sakė, kad atvažiuos berniukas su tom Hario Poterio lazdelėm, aš įsivaizdavau, kad lazdelės, kažkas panašaus į lazdelės tikrai bus, bet kai pamačiau, ką jis atvežė, tai iš tikrųjų netgi puikiai paruoštas produktas, įpakuotas, gražiai, su kaspinais, viskas originaliai ir iš tikrųjų labai gražu, nes jis pasidalino su visais vaikais. Nes kaip ir tokiam skyriui jiems reikia stebuklo ir aš manau, kad jo Hario Poterio lazdelės tikrai padarys tikrą stebuklą, kokį jis padarė šiandien pasidalindamas šitom lazdelėm su visais. Jo, esu Hario Poterio gerbėja. Tai šiaip lazdelė nepatrukdytų kolekcijai, nes aš turiu Voldemorto lazdelę. Iš mugės pirkau praeitais metais Klaipėdos jūrų šventėj. Visam skyriui norėčiau palinkėti, iš tikrųjų, tai, žinot, stebėti burtus yra smagu, tą magiją, tos stebuklus, bet aš norėčiau, kad tie stebuklai įvyktų juose, jų viduje, kad jiems viskas pavyktų, viskas sėkmingai, kad tie visi dalykai, kurie vyksta čia, kad tie tikrieji stebukladariai, jų čia esantis gydytojai, padėtų jiems, kad tas stebuklas įvyktų ir jie sėkmingai, gražiai grįžtų namo ir toliau kurtų stebuklus visiems kitiems žmonėms, kaip jau čia taip ir būna. Ačiū labdaros vakaro metu Nidoje aukojančiams žmonėms. Mylėk mane dabar.